rytas. Tai yra hortenzijų šakelės, va taip jos paaugo per keletą dienų, bet tuo pačiu norėjau parodyti, kad, matot, kai kurie pradėjo pūti. Tai šitos šakelės tai jau tikrai jau visos supuvusi, čia galima dar šoninį va tą pašalinti, o matot, va viduriukas visai kaip ir geriau jaučiasi. Na, va šitos pusės irgi ta paskutinė šakelė. Tai kol kas, vėlgi gali teikti, kad kol kas rezultatas visai geras. Kitoje dėžutėje šitos šakelės buvo šiek tiek anksčiau smeigtos, tai matote, jau pradeda leisti ir tokius jau gražesnius, didesnius lapukus. Iš ryto padaryti ir mano padėjėjai jau pasistengė ir viską išvirtėm. Tai bandau vėl susodinti, bet jau aišku rezultatas nebus toks geras. Prieš įsmeigiant atgal gal tik parodysiu, kad matote šaknų kol kas nėra. Tai vadinasi, visas maistingas medžiagas jos gauna iš oro. Tai yra drėgmė ar ne, ką rodžiau, kad purškiu, iš saulutės arba dirbtinės šviesos ir tai, kas liko dar pačiose šakelėse, visos tos sultys. Tai kol kas jos maitinasi, šitie jau žali lapukai, pumpuriukai kol kas maitinasi iš tų 3 šaltinių. Ir vėliau jau, kai pradės leisti šaknis, tada jau ir daugiau tos žalumos atsiranda. Arba jeigu neužtenka tų maistingų medžiagų, jos